Labadiena, panagrinėkime, kaip spręsti paskutinį testą iš mini testų galerijos, būtent klausimas 10 šiuo atveju. Taigi paimkim vieną iš variantų, kuris va štai čia pas mus turėtų matytis. Čia aš kažkur pasimečiau jo, va štai šitoj vietoj. Ir koks yra tas mūsų variantas. Mums mūsų kintamajam A yra priskirtas sąrašas, kuris padarytas iš šitokios sekos. Taip, tai pradžiai mes panagrinėkim, kas yra va štai šita seka. Taip, Ctrl+C. Tai dabar šita seka, kaip skaičiuojasi, pirmas elementas bus 15, paskui 15 plus 5, taip, čia mes turim pridėti va šitą va žingsnį prie 15 ir taip mes pridėdinėsim tol, kol viršysim, tol, kol nepasieksim 50. 50 tai pas mus neturi įeiti į mūsų seką, nes šitą, kaip prisimenat, šitas įeinantis, o šitas neįeinantis elementas sekos. Toliau 20 plus 5 ir tai bus 25. Toliau 25 plus 5 ir tai bus 30. Toliau 30 plus 5 ir tai bus 35. Toliau 40, ne 40, o 35 plus 5 ir tai bus 40, taip. Toliau 40 plus 5 bus 45. O toliau paskutinis 45 plus 5 bus 50, bet jau šitas pas mus neįeina. Taip, jau parašykim paskutinis jau netinka. Taip, tai reiškia šitą mes neturėsim, tai dabar iš viso A bus kiek pas mus? A bus sudarytas iš 15, 20, 25, 30, 35, 40 ir 45. O štai čia toks A gausis. Parašykim komentarą, toks gavosi A. Ir dabar, ką mums reikia parašyti, paskaičiuoti, mums reikia šitą reiškinį suskaičiuoti. Taip, ln A plus A minus 1, tai čia paskutinis. Kiek čia pas mus bus ln A, tai čia kiek yra elementų, čia pas mus 3 plus 3 ir plus 1, tai bus 7. Plus A minus 1, tai čia paskutinis elementas. Taip, va, taip žymimas paskutinis sąrašo elementas. Tai čia plus 45 ir atsakymas pas mus bus 52. Taigi atsakymas 52. Taip, o šitą atspausdins mūsų programėlė. Taigi, ačiū už dėmesį.